Sveiki, šiandien kalbėsime apie praeities laiką, bet prieš tai kaip visada trumpa reklama. Prašau apsilankykit svetainėje naujaera.com, kur rasite įdomios medžiagos apie dabartinius ir būsimus laikus pagal Bibliją. Čia jeigu jaučiat, kad dabartiniai laikai įdomėja. Ir taip pat Anglų centras LT pilni mūsų anglų kalbos kursai. Ir prašau palaikinkit ir subscribinkit. Taigi pradėsiu pamoką apie praeities laiką. Praeities laikas naudojamas kalbant apie veiksmus, kurie įvyko praeityje. Anglų kalboje yra 3 pagrindinės praeities laiko formos. Pradėsiu nuo pačios paprasčiausios, tai paprastas praeities laikas, simple past. Jis susidaro tiesiog pridedant žodelį raideles ed gale veiksmažodžio. Pavyzdžiui, I work every day, aš dirbu kiekvieną dieną. O jeigu pridėsime ed gale veiksmažodžių, tada reikš praeitį. Pavyzdžiui, I worked yesterday, aš dirbau vakar. Bet aišku, ne viskas taip paprasta kaip visada. Anglų kalboje yra daug netaisyklingųjų veiksmažodžių, kuriems negalioja ši taisyklė, kai kalbama apie praeitį. Jie tiesiog turi daug specifinių žodžių praeičiai nurodyti ir juos tiesiog reikia išmokti mintinai. Ir tuos netaisyklingusius veiksmažodžius galite rasti Anglų centras LT svetainėje, video yra, arba mūsų YouTube kanale. Ten 100 populiariausių netaisyklingųjų veiksmažodžių, juos tiesiog reikia iškalti mintinai ir tuomet žinosite, kad tas veiksmažodis reiškia praeitį. Pavyzdžiui, I go to gym every day. Aš einu į sporto klubą kiekvieną dieną, tai praeities laikas bus I went to gym yesterday. Matot, iš I go, aš einu į went. Visai neįtamo toks žodis gaunas be ed gale, tiesiog visai skirtingas žodis. Tai čia ir vadinasi netaisyklingai veiksmažodžiai ir reikia jos tiesiog išmokti. Bet dabar apžvelkime paprastesnę formą su ed. Tai kaip jau sakiau, jeigu pridedam veiksmažodžio gale ed, tai reiškia praeitį. Pavyzdžiui, I worked yesterday, aš dirbau vakar. Kaip sudaryti neigiamą formą? Tai reikia vartoti frazinį veiksmažodį did not. Arba trumpai didn't. Pavyzdžiui, I did not work yesterday. Aš nedirbau vakar. Tas not neigiamą visada reiškia. Arba I didn't work yesterday. Ir tas didn't yra žymiai populiariau nei did not. Nors abu vartojami dažnai iš tikrųjų. Tai tą galim vartoti. I did not work yesterday, aš nedirbau vakar. Arba I didn't work yesterday, aš irgi nedirbau vakar. Kaip sudaryti klausimą? Tai did į priekį persikelia. Did you work yesterday? Ir dar ką pamiršau pasakyti, tai pavyzdžiui, jeigu sakom I did not work yesterday, tai kai vartojam neigiamą formą su not, tai nebereikia ed gale pridėti prie work. Supras, kad kalba apie praeitį vien iš žodelio did. Taigi, jeigu, pavyzdžiui, I did not work yesterday, nereikia sakyti I did not work yesterday, nereikia taip sakyti, užtenka I did not work yesterday. Kai neigiamą formą kalbam, kai yra not, tada nereikia ed dėti gale veiksmažodžio. O jeigu aš dirbu vakar, tada jau reikia, pozityvas yra, tai aš dirbu vakar, I worked yesterday, pridedam ed. Ir kaip jau sakiau, yra daug netaisyklingų veiksmažodžių. Kiti pavyzdžiai, I played football. Pavyzdžiui, I play football, aš žaidžiu futbolą, o būtasis laikas ed pridedam gale play ir gaunasi I played football, aš žaidžiau futbolą. Taigi vien pridėję ed gale veiksmažodžio gauname praeities laiką. Arba pavyzdžiui, she cooks dinner, ji gamina valgį, o praeities laikas bus she cooked dinner. Ed pridėjom prie cook ir gavosi praeities laikas. She cooked dinner, ji gamino vakarienę, praeities laikas. O dabar pavyzdžiai su nereguliariais veiksmažodžiais. Tai pavyzdžiui, he went to the store, jis nuėjo į parduotuvę. Matot, eiti angliškai reiškia go, bet praeities laikas jau he went
visai nei tema atrodo, visai skirtingas žodis, taigi tiesiog reikia išmokti netaisyklingosius veiksmažodžius. Ir tas go reiškia ne tik eiti, bet jeigu kitame video kalbėsiu, jeigu pavyzdžiui I'm going to visit you, tai jau reikš ateities laiką, taigi go reiškia ne tik eiti, bet jeigu pavyzdžiui vartojam going to, tada nurodo ketinu ateities laiką, ketinu kažką daryti ateityje. Bet čia kitame video apie tai atidžiau apžvelgsime. Dar vienas netaisyklingasis veiksmažodis praeities, tai pavyzdžiui, I eat pizza, aš valgau pizzą, o pavyzdžiui, jeigu norim praeities laiką pasakyti, tai būtų I ate pizza, aš valgau pizzą. Taigi irgi skirtingas žodis, reikia tiesiog nueiti mano anglų centras LT arba mano YouTube kanalą ir išmokti tos netaisyklingosios veiksmažodžius mintinai. Rasite video mano YouTube kanale. Taip pat yra tęstinis praeities laikas. Jis vartojamas, kai norima pabrėžti, kad veiksmas vyko tam tikru metu praeityje arba kad jis buvo nutrauktas kitu veiksmu. Tai jis vartojamas, pavyzdžiui, was, were ir pridedam veiksmažodį su in galūne. Pavyzdžių pateiksiu, kad lengviau būtų. Pavyzdžiui, I was working when you called me. Aš dirbau, kai tu paskambinai man. Tas I was working, tas in gale nurodo, kad veiksmą kažką dariau tuo metu. I was working when you called me. Aš dirbau, kuomet tu paskambinai man. O neigiamo forma tai not pridėti žodelį tiesiog. Pavyzdžiui, I was not working when you called me. Aš nedirbau, kai tu man paskambinai. Bet taipogi, I was not galima sutrumpinti I wasn't. Pavyzdžiui, I wasn't working when you called me. Taipogi, jeigu kalbame apie tave, tai tada were not. You were not working when you called. Tu nedirbai, kai paskambinai. Arba they were not working when they called. Jie nedirbo, kai jie paskambino. O klausimo forma, tai reikia tą was, were į priekį iškelti. Pavyzdžiui, were you working when I called? Ar tu dirbai, kai paskambinau? Pavyzdžiai. She was reading a book when I entered the room. Jis skaitė knygą, kai aš atėjau į kambarį. They were watching TV at 9 p.m. Jie žiūrėjo televizorių 9 val. Vakare. Praeities laiko pabaigos forma past perfect. Ši forma naudojama, kai norime pasakyti, kad vienas veiksmas įvyko prieš kitą veiksmą praeityje. Pavyzdžiui, she had finished her homework before I arrived. Tai matome, sakinėje yra du veiksmažodžiai – finished ir arrived. Finished reiškia užbaigiau, o arrived atvykau. Taigi dabar tas žodelis had tiesiog reiškia, kad finished įvyko anksčiau nei arrived. Tai reikia atsiminti į tas veiksmažodžio formas. Taigi she had finished her homework before I arrived reiškia, kad finished užbaigiau įvyko anksčiau nei arrived atvykau. Taigi, ji buvo baigusi savo namų darbus prieš man atvykstant. Ir tas had yra sudėtingas žodelis, nes pavyzdžiui, nes kartais tiesiog reiškia turėti. Pavyzdžiui, I have a dog, aš turiu šunį, o I had a dog, aš turėjau šunį. Būtasis laikas. Bet jeigu, pavyzdžiui, vartojam had finished, tai matom, kad veiksmažodis iš karto eina po žodžio had, tuomet suprantam, kad tas had jau turi tiesiog gramatinę reikšmę ir tas had reiškia neturėjau, bet reiškia, kad tas had finished ėjo prieš arrived. Taigi, she had finished her homework before I arrived reiškia, kad aš užbaigiau prieš atvykstant. Ji užbaigė jos namų darbus prieš man atvykstant. Čia biški sudėtinga, bet pajusit, su praktika pajusit. Jeigu norim neigiamą formą, tai tiesiog not žodelį pridėti. Pavyzdžiui, she had not finished her homework when I arrived. Ji nebuvo baigusi savo namų darbų, kai aš atvykau.
Ir klausimo forma, tai had iškeliam į priekį. Pavyzdžiui, had you finished your homework before I arrived? Ar tu buvai pabaigęs savo namų darbus prieš man atvykstant? Dar pavyzdžių pateiksiu. He had already left when we arrived. Jis jau buvo išvykęs, kai mes atvykome. Matome, kad irgi left ir arrived du veiksmažodžiai, bet kadangi prieš left yra had, tai tas left įvyko anksčiau nei arrived. Taigi, he had already left when we arrived. Jis jau buvo išvykęs, kai mes atvykome. Ir tas already reiškia jau. By the time I called her, she had gone to bed. Kol aš jai paskambinau, ji buvo nuėjusi miegoti. Irgi matome šį du veiksmažodžiai. I called her, aš paskambinau jai. Ir she had gone to bed. Gone, nuėjo į lovą. Bet kadangi prieš gone yra had, tai žinome, kad tada had gone įvyko anksčiau nei called her. Tai dar kartą pakartosiu. By the time I called her, she had gone to bed. Kol aš jai paskambinau, iki tol, kol aš jai paskambinau, ji buvo nuėjusi miegoti. Dažniausiai naudojamas praeities laiko išraiškos. Taigi, praeičiai nurodyti labai dažnai vartojama žodelis yesterday, reiškia vakar, last week, last month, last year. Taip, last week, praėjusią savaitę, last month, praėjusį mėnesį, last year, praeitais metais. Taip pat dažnai vartojamas ago. Pavyzdžiui, 2 days ago. Tas ago nurodo prieš. Tiesiog 2 days ago prieš 2 dienas. Arba su metais in 1999, 1999 irgi apie praeitį. Arba when I was a child, kai aš buvau vaikas. Arba at 7 p.m., 7 val. Vakaro. Pavyzdžiai, we went to the beach yesterday. Mes nuvažiavome į paplūdimį vakar. She graduated last year. Ji baigė mokyklą pernai. Tas last year pernai, praeitais metais. O yesterday, kaip sakiau, vakar reiškia. Kaip pasirinkti tinkamą praeities laiką? Paprastasis praeities laikas simple past, kai pridedam raideles ed gale veiksmažodžio, vartojamas, kai norime paprastai papasakoti apie veiksmus, kurie įvyko praeityje ir baigėsi. Pavyzdžiui, I watched the movie, aš žiūrėjau filmą. Ir nebežiūriu dabar, bet žiūrėjau praeityje. O tęstinis praeities laikas past continuous naudojamas, kai norime pabrėžti veiksmo trukmę arba tuo pačiu metu vykusius veiksmus. Pavyzdžiui, I was watching the movie when you called me. Aš žiūrėjau filmą, kai tu paskambinai. Tai tas I was watching pabrėžia veiksmą, kad žiūrėjau filmą, watching, prie veiksmažodžio prisideda in. I was watching the movie when you called me. Praeities laiko forma past perfect naudojama, kai norima pabrėžti, kad vienas veiksmas vyko prieš kitą praeityje. Pavyzdžiui, I had finished my homework before I went to the cinema. Matome, sakinėje yra du veiksmažodžiai, finished ir went. Bet kadangi prieš finished yra had, tai suprasime, kad finished ėjo anksčiau nei went. Taigi, I had finished my homework before I went to the cinema. Aš jau buvau baigęs namų darbus prieš eidamas į kiną. Šis laikas buvo sudėtingas iš tikrųjų. Ačiū, kad klausėt. Sėkmės.